pirma buvo tamsa. Bet tada atėjo mūsų kūrėjas. Tada jis mums suteikė dangų. Tada jis mums suteikė žemę, žoles ir gėles. Tada vandenį. Paskui nuostabią gamtą ir kraštovaizdį. Ir tada jis ištarė: tebūnie šviesa! Bet koks gėris be blogio. Bet didis protas padaro didžią klaidą. Taip, tad po pakadavimų šis pasaulis bus pats nuostabiausias, koks tai gali būti. Įbad. Kas čia? Ką? Padabas? Baltus akys? Ne, kažkas negerai. Kažkas ne taip. Tai buvo klaida. Klaida, kurios jis ištaisyti negalėjo. Viskas, ką jis galėjo padaryti, tai tik mus perspėti. Prašau, tai kaip perspėjimą mano kūriniams. Šiame pasaulyje kažkada gims didis blogis. Bet tai bus aišku tik tada, kai jis prisikels iš mirties. Jis prisikels kaip Petras be akių. Stebės, kad kai ateis laikas, nužudys kiekvieną iš mūsų. Niekas nežino, kur ir kada tas Petras gims ir kaip jis atrodys. Lynato veiksmo filmai pristato pagaliau sekmadienis. Pagaliau laisviausia diena savaitėje. Mažai šiandien dirbsiu, einu nusipaustą. Taip, kaip kepam. Taip, reikėtų ten pakalt truputį. Vėliau, ką čia aš dabar, juk sekmadienis. Jokių darbų praktiškai nėra. Geba. Tai tiesiog geba. Tiksliai, juk naują paštą atsiunčia sekmadieniais. Taip, dar vis mano pašto dėžutė. Pagaliau mano piką atsiuntė. Aš jo laukiu taip ilgai. Taip. Žinios, kas naujo žiniose. O dieve, sąskaitą jau reikės mokėti. O dieve. Sąskaita už lavą. Ką? 49 litai? Tu ką juokauji? Kaip pabrango. Eina šiek. Sąskaita už vandenį? Beveik 100 litų. Kas čia mes milijonieriai? Už šildymą? Tu turbūt juokauji. Už šildymą aš turiu mokėti beveik 100. O dieve, kokios kainos šiais laikais. Pinigus prašome pristatyti mėsų. Tai aišku, kad pašto skyriui. Nesupratau. Mes gyvenam 1764 metais, o galima pristatyti pinigus iki šios datos? Vau, tai stipru. Žinios knygoje. Vietinis ūkininkas bankrutavo. Vietinis ūkininkas vardu Džoblas Alajus bankrutavo. Jis tvirtina, kad pinigai iš jo buvo pavogti keliautojo, kuris jam leido pernakvoti tvardyti. Įvykius sidė Džona Kulanį. Tai jau kaip ištidis, tai paskui irgi laimės blogiečiai visada. Vietinės kasyklos buvo uždarytos? O ne, ar tai tos kasyklos, apie kurias aš galvoju? Bulų kasyklos buvo uždarytos, nes jose per daug pavojinga būti. Pagal darbininkus tose kasyklose už kiekvieno kampo yra lava. Tai būtų prieiti neįmanoma per 10 blokų tarpus. Vau, stipru. Gerai, einu sumokėsiu tos pinigus. O dieve, ir kaimus. Dieve, jau reikės man pinigų įsikeisti nemažai. Kokius čia? Gal užteks.
Dieve šventas. Nu ir pinigai, nu ir kainos. Aš... labas, draugė. Eikš čiekt. Na, kokie nemandagus tie prancūzai. Sveiki. Pinigus įdėkite į čestą. Čestas. Ai, gražus galite nesivarginti atiduoti. Bent piką pagaliau gavau. Sveikas, Steivai. Ilgai nesimatėm. Jo, sveikas, Brainai. Atnešiau kastuvą, 5 kopėčias, 5 obuolius ir piką dar vieną. O, gavai jau deimantinę? Jo, pagaliau atvežė. Dieve, kiek reikėjo laukti. Girdėjai tas žinias? Matei? Kudas? Kur uždarė kasyklas ir... Taip, ką tik skaičiau laikraštyje. Ir kažkokį tenais šiaip pavogiai bankrutavo kažkoks. Jo, ūkininkas, jo žinau. Mano senelis buvo įsimylėjęs tą ūkininką. Vau, o tai kas jam dabar bus, nebeturės kur gyventi tipo? Tiksliai nežinau, reikės senelių paklausyti, bet jie gyveno drauge jau daug metų. Ai, ta gėjų meilė. Tai turbūt jis priims tada jį. Tikriausiai. Gal norėtume eit pasikasinėti tas uždarytas kasyklas? Tu rimtai kalbėjai apie tas uždarytas kasyklas? Nu, aš girdėjau, kad ten labai daug iškasenų yra. Bet žinai, kaip ten pavojinga. Atžinai. Neimk į galvą vis tiek. Gerai mes parkūrint mokam, įvaldę tą meną. Nu, nežinau, tai labai sunku, aš tiesiog ganėtinai bijau, gal šiandien kažkas ateis dirbti, juk man, žinai, dirbti reikia ne atostogas. Ai, neimk į galvą, juk sekmadienis. Nu, iš esmės jo, kas blogiausiai gali nutikti? Nukrisiu į vandenį. Ir mirsiu. Ir tada mane sujas vilkai. Ai, nieko tokio baisaus. Žiūrėk, aš šiandien beveik už visus savo pinigus nusipirkau. Čia tie retieji? Jo. Vau, iš kur gavai? Tas kažkoksai senukas man jį atidavė, kur bankrutavo, man rodos. Atidavė, taigi sakai, nusipirkai? Oi, pardavė. Ja. Ai, tai kam tu man davai šios daiktus dabar visus? Kasinėtis, kai jau keisim. Tai tu iš karto jau viską nupirkai, net manęs nepaklausėsi. Taip, nežinojau, kad sutiksi. Tai tu atspėjai, aš sutiksiu. Jau vakaras. Bet gal... Vėl paeinam naktį. Koks šis skirtumas? Gerai. Na, einam. Nu, aš tikrai turiu blogą nuojautą, kad kažkas blogo gali nutikti. Ai, nieko čia nebus, nebijok. Tikrai? O, čia žinios tos panašis. Mokslininkai? O, šito čia nebuvo. Ai, ką čia tie mokslininkai be nesąmonės būdavo. Tai kur tos kasyklos, aš čia turbūt bijau vaikščioti vienas. Ne, čia netoli, ką tu esi niekad nebuvęs, net nežiūrės? Ne, nebuvęs, man čia ganėtinai baisu. Aš apskritai iš miestelio beveik niekada nebuvau išėjęs. Tai tu šitą miestelį gyvei? Jo. Vau. Tu čia nieko nematai, gerai? Pavyzdžiui, vandeninga, šiandien noriu eiti, čia gali būti... Nesijaudink, yra skylė, reiškia, čia ir kiti lankosi, galime eiti. Tik nes aš... Ai! Ui, skaudėjo. Ai! Ui. Deimantai. Taip, deimantai. Aš bandau šokti, jeigu man kažkas nutiks, prašau, padėk man, kad kaip galėsiu, okei? Nes man tikrai čia baisu truputį. Atok! Toj, viskas bus gerai. Aš įsigelbėsiu, viskas bus. Ai, gal gali kopėčių duoti daugiau? Nežinau, gal jų toliau reikės. Ką tu mane čia ruošiesi palikti?
Tiesiog šok, paskui įsitikinsi, kad nieko daugiau nereikės ir iš karto bėk. Iškvies gal pagalbą, aš ką nežinau, aš tikrai... Pas tave šokt? Iškviesi gal pagalbą, dabar tiesiog bėk iš čia, aš nežinau, iškvies man pagalbą, prašau, nežinau. Arba tiesiog paimk DMD ir viskas. Tada pažiūrėsim, kas bus. Gerai. Jam niekada nepavyks šis šuolis. Ei. Ačiū. O kaip reikės grįžti atgal? Ne, nu tokiu. O tai... Imk. Ačiū. Vieną duok 8 buvo, kad 4 būtų kiekvienam. Čia dar įba. Tai aš turiu omenyje. Ir aš tiesiog, kaip jau sakiau, turiu omenyje, kad... Padėk! 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 Aš... O Dieve. Ne. Styvai! Tu štai atsiėmsi, Styvai. Tu štai atsiėmsi. Aš kai šiasi. Kodėl aš galiu taip aukštai šokinėti? Aš kur čia daiktai pas mane. Man labai keista. Kur tu, Styvai? Kurgi tu esi? Reikia panaikinti įkalčią. Reikia pamiršti, kad visa tai kažkada apskritai egzistavo. Jis mane sunaikino ir net negalėjo man padėti. Aš galbūt atbūčiau, kai mes visi normalus, bet ne. To daugiau nebe įvyks. Kur Styvas gali būti? Taip, reikėtų ten nueiti. Reikia nueiti pas Styvą, į Styvo namą. Tiksliau ne, kam jį nueiti. Taip galiu iš karto pašalinti. Jis tikriausiai miegos lovytėje, net negalvodamas apie mane. Kodėl, Styvai? Kodėl? O dabar tiesiog pažiūrėsim šį nuostabų vaizdą. Šis kaimas mane šiandien nori. Taip pat galvojau, tas pakeiktas kunigas. Bet apskritai, kas aš? Kas aš per būtybė?
Kas aš per mūtybė? Šis kaimas manęs nenori. Jis manęs neturės. Nes jo vis tiek nebus. O, taip. Šie nustabūs gyventojai. Kokie jie nustabūs. Jie tokie patys kaip Styvas. Išdavikai. Tik suvesk momentą ir jau iš karto išduos. Ir jau iš karto išduos. Teisingai. Tai bus gražus vaizdas. O taip. Tikiuosi valdžia sutvarkys savo nuostabų miestelį. Bet kas čia apskritai vyksta? Oi! Ai! Atrodo, kad kažkoks skausmas taip liektų galva. O Dieve. Iš kur pas mane šitie... Pala. Kas nutiko kaimeliui? Dieve, atrodo, kad kažkoks... Kažkas čia vyko labai negeba. Reikia pranešti valdovą, gal jisai net nežinojo. O Dieve, kaip nori miego. O kur Styvas? Kur mano senas draugas Styvas? O Dieve. Kodėl šis namas dega? Išgesinsiu šitą liepsną. Išgelbėsiu šitą. Tai Styvo namas. Domant kažkas viduje. Styvai! 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 Kur jisai? Gal įsigelbėjo. Styvai! Tau viskas gerai, Styvai. Kur tu? Tikriausiai jam viskas gerai. Užgesinsim šias liepsnas ir reikia perspėti vadovą apie padėtį. Kažkas nori užpulti čia mūsų miestelį. Nesirūpink, Styvai. Tavo namas sveikas ir geras. O pala, kas čia vyko? Kiek atsimenu, aš su Styvu įkėjau į tas kasyklas. Tada viskas labai... Ai, negerai, nelabai gerai jaučiasi. Ai. Kas čia nutiko? Kas po velniais nutiko mano namui? Kas? Tikiuosi dar mano pinigai šitam... O, ne. Nieko nebeliko. Ne! Iš manęs atimė viską. Kažkas čia dedasi labai negeba. Nebeturi savo draugo. Arba gal turi, nežinau, ko jis. Styvas. Bet kad sužinočiau, kur jisai. Tai neba taip paprastai, jisai tikras klastotis meistras. Kad tai sužinočiau, reikia sužinoti. Reikia apeiti jo šeimą. Sužinoti, kuo daugiau apie tai. Gal žinosiu šeimos nariai. Pirmas taikinys jo mergina. Graži mergaitė. Tikiuosi iš jos kažką pešiu. O taip, jau netoli aš. Keista. Jinai jų gyveno didesniam namelį. Paprastai. Juk sakiau, kad jam nereikia įti tas svarbus. Galbūt ten jam ir kažkas atsitiko. 3 mėnesius jau jo nebėra. 3 mėnesius? Ką? 3 mėnesius?
Aš ateinu pas tą merginą. Tu! Užsičiauk tu! Ką žinai apie jį? Taip. Tai, ko buvo galima iš tokios tikėtis mergičkos. Mirties. Kad jinai mirs. Tai logiška. Nu, tai daug piešiau. Bet įkalčių palikti negalima. Tiesiog negalima. Visa šita vieta yra vienas didelis. Viena didelė nesąmonė. Pasimėgausiu vaizdu. Ne, turiu įvaldyti. Žinau, kad su manim kažkas ne taip. Jaučiu tai. Ką tu man darai? Tai tiesa. Tamsa. Kodėl? Aš ant miesto stogo. Jaučiu, kad man kažkas ne taip. Tiesiog turiu. Man kažkas darosi. Kodėl visas miestas dega? Ai! Vau. Man beveik neskaudėjo. Tai keista. Kas čia nutiko? Kas nutiko šitam miestui? Ne. Išgesinsiu. Nebijokit, gyventojai. Jūs būsit išgelbėti. Pala, ką aš neku? Aš jau nieko neišgelbėsiu. Kažkas čia įvyko. Bet kas? Bet kas čia įvyko? Suprantu, kad čia dedasi kažkas ne taip. Ir tiesiog nežinau, ką daryti. Ai, degu! Na, tikriausiai šitą miestę jau nepiešiu nieko. Man labai įdomu, kur mano draugas, Steve'as. Kur jisai? Tikėjusi, kad prie to mes neprieisim. Ar aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad mano mylimas gimtasis miestas pavirs tuo. Nužudyk Steve'ą. Ką, vėl tie balsai mano sužiktoje galvoje? Kas su tais balsais? Iš kur aš juos apskritai girdžiu? Nuo to kasinėjimuose kažkas labai negerai man darosi. Aš tai tiesiog jaučiu. Nužudyk. Ką nužudyti? Kodėl aš turėčiau nužudyti savo geriausią ir vienintelį draugą Steve'ą? Kodėl? Bet kur jisai? Man atrodo, jeigu name gali kažkas būti. Nors ne. Aš ten jau ieškojau. Ten nieko nebėra. Aš sukūriau pasaulį ne tam, kad tu jį naikintum. Aš sustabdysiu tave, Herobrine. Tau nepavyks. Ką man daryti? Kas čia kalba, ponia? O kas čia kalba? Ponia, kur jūs esate? Gal galėčiau jums kažkaip padėti, ar ką? Matau jūs. Taip. Kokia jūs graži? Taip, kas nutiko? Aš pasiklydau. Rimtai? Taip.
Na, aš pats iš esmės bėgau iš miestelių, jisai visas tiesiog sudegė, kur, nežinau, kažkas jį sudegino ar užpuolė. Atsikeliu ant stogo, viskas sudeginta, aš pats Kaip pabėgau. baisu. Ja, žinau. O kur jūs čia vaikštote per tokį? Aš ėjau priskinti močiutei grybų, bet pasiklydau. Au, tai jūs kaip aš. Ačiū. Man atrodo, mes ilgai gražiai sutarsime. Gal. Eime, pasistatykim kokį namelį. Gerai. Čia, tuščia. Net kiaulės nebadau. Sūnau, aš grįžau. Aha. Kas vakarienė? Tiksliai nieko. Tai ką veik? Vėl prie kompo sėdi. Aišku, ką man daugiau veikti. Nu, tu turi savo augintinį kaktusą. Rūpinkis juo. Jis nevaikšto, neįdomu. Žinai, už kiek bangiai aš tau jį nupirkau? Ne, nežinau. 10 litų. Ir tau čia brangu? Taip, ir man čia brangu, mes ubagai, nes mes valgyt ką neturim. Aš tau viską apskritai atidaviau, visus pinigus. Lova, iš kur? Kaip tu galvoji, iš kur augintinis, kad tu turėtum su kuo pažaisti? Čia ne augintinis. Iš kur šita dėžė sušikta? Čia kaktusas. Žodžiu. Nu, ką veiki šiandien? Prie kompo sėdėjau. Sūnau, aš tau turiu kai ką pasakyti. Ką? Tau mama kai ką apie mane sakė, kaip dar buvo gyva. Tu iš tikro monstras. Na taip, jau tau 8 metai ir manau, kad laikas tau tai sužinoti tiesiog ir ką. Bet nebijok, kol aš turiu eliksyrą, tau niekas nenutiks. Aš nežinau, kad tu jų turi. Aidai, kur mano... Sūnau, aš ką tik sužinojau vieną svarbų labai dalyką. Auč. Skaudėjau, žinok. Man baigėsi eliksyras. Ir? Ir aš savęs nebekontroliuosiu. Bet kurią minutę galiu jį pavirsti. Į ką? Į monstrą. Ne, aš juokauju, aš tikrai dabar nepavirsiu, bet... Sūnau, išvysk. Einam, gal viršuje. Pagalvok, jeigu būtų ten viršuje eliksyras, o tada viskas būtų gerai, gyventumėm kaip gyvenę. Tu čia, sūnau, su manim žaidė nesąmonės. Prašau pasakyk, kad iš tikrųjų yra eliksyras. Aš nelendu, juk kiek kartų sakiau jūsų skrynes. Tai vadinasi, iš tikrųjų pabaiga. Aš tave jau medžioti išmokinau, valgyt pasidaryti išmokinau, gyventi normaliai. Irgi, turi kompiuterį, turi savo augintinį kaktusą. Kažkaip tikiuosi išgyventi, nes aš išeinu ir daugiau niekada nebegrįšiu, nes nenoriu tau sukelti jokios bėdos. Tai... Tu šių namų šeimininkas. Visas namus tavo, gali miegoti čia viršuje. Tikrai? Taip. Gali čia veikti ką tik nori, va čia yra televizorius. Gali jį persinešti pas savį kambarį, aš ta prasme. Atsiprašau, kad tai vyko, kada tau yra tik 8 metai, bet sūnau, tikrai atsiprašau. Bet aš kažką matau tavo viduje, kad tu be akių. Ką? Jau? O dieve. Sūnau, aš tikrai daugiau čia tikriausiai nebegrįšiu tik tai. Aš kiekvieną dieną čia ateisiu, po kažkiek laiko pažiūrėsiu, tą viskas gerai, ir aš tau nieko nepadariau, gerai? Gerai. Todėl, jeigu jau sakai, kad matai pas mane kaip be akių, tai aš noriu šiek tiek greičiau bėgti ir bėgu kuo toliau.
kad tu manęs nematytumėt. Tiesiog tikiuosi supranti, kas čia vyksta. Ne. Aš esu monstras, sūnau, ir aš nenoriu tavęs nužudyti, va kas čia vyksta. O be Aleksyvo aš tavęs nevaldysiu. Tai gerai, eik iš čia. Duok pačkėti savo tėčiui senam. Aš negėjus. Ką, tėvo sūnaus negali pabučiuoti? Ne. Iki su. Ate. Tėvą aktai. Čia. Sūnau, kas čia nutiko? Kas čia nutiko? Sūnau? Kur tu? Sūnau? Ne. Tai negali būti tiesa. Negaliu to patikėti. Tas sena raganas. Tikrai sugrįšiu būti šių miestų. You've caused me to weep, you've caused me to mourn, you caused me to lose my home. What the hell? Little girl, where'd you sleep last night? Not even your mother knows. In the pines, in the Tai nereiškia, kad aš negaliu atkeršyti Styvui. Įginsiu Styvą! Kodėl? Aš turėčiau ieškoti Styvo. Man labiau patinka suvesti Nočą. Suvesti jį, suvesti Styvą. Valtis! O, štai ir valtis. Plaukiam. Kas Mojangofis. Tiesiog nuostabu. Kaip aš turėčiau perėti per šis kvotas? Taip, aš juk Hebobainas. Aš galiu padaryti, ką aš noriu. Kirvis! Ką? Taip. Būtent Nočo ofisas. Čia. Na ką, šios dienos laukiu labai ilgai. Čia neteis niekas. Reikia tik pasitiksinti, kad čia niekas neteis. O dabar eime. O? Nočai. Sveikas. Labas. Pagaliau susitikom. Pažįsti Styvą? Taip. Na, žinai, jis norėjo tave išgelbėti, nepabėgti, bet aš jį nužudžiau. Ką? Jis norėjo mane išgelbėti? Kodėl ta... Tu ką padarėjai? Ką girdėjai? Kad lengviau būtų surasti ir tu netys. Ne, Styvai. Tu monstrė. Kodas. Taigi, man atrodo, jau atėjo pats laikas sužinoti, ką gali brolis prieš brolį. Ai, o Dieve. Patinka? Aš nepasiduosiu, tu šūdžiau. Tu iš manęs atėmei geriausią mano draugą. Ai.
Aš neleisiu tau sunaikinčio pasaulio ir ištremsiu tave. Oi, tai tu nori viską daryti šitaip. Negalvojau, kad reikės prieiti iki mirties. Ai, 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 ai. Tu esi galingesnis už mane, broli. Bet... Ai. Bet aš iš čia niekur nedingsiu, kol tavęs nenužudysiu. Ai, ai, ai. Kitą kampą. Ah, ah. 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 Gerai, Nočiai. Tu laimėjai. Leisk man atsisveikinti su savo vieninteliu draugu. Prašau. Styvai, draugė, aš labai atsiprašau, kad viską sužinojau tokiu atveju ir tu pasirodo esi tikras draugas. Ir todėl, kad mano brolis tave nužudė. Aš įnikėsiu visą likusį savo gyvenimą. Ar padarysiu bet ką, kad tau atkeršyčiau, broli. Bet ką? Pirma, man tavęs reikės. Man tavęs reikės, broli. Nočiai, aš tave nužudysiu. Aha, dieve. Nočiai, tikrai tu laimėjai. Aš iškeliauju iš čia su viena sąlyga, kad tu man leisi pasilikti mano geriausio draugo prisiminimą. Gerai. Atė ir niekada nebegrįžk. Aš iškeliauju, Nočiai, bet aš sugrįšiu. O kai tai įvyks, sunaikinsiu Minecraftą! Fuh.